Einam pakalbinsim Justiną. Labas, Justina. Sveiki. 35. Daug ar mažai? Žiūrint ko? Metai žmogui. Ne. Universitetui? Sakyčiau, irgi nedaug. 35 vabzdžiai miške naktį ant tavo kojos. Naktį gal kebliau, jeigu dieną tai neįsigašiau, bet naktį turbūt daugoka. Justina, VDU tu esi beveik 10 metų, ar ne? Bakalauras, magistras, doktorantūra. Kodėl pasirinkai biotechnologijas? Dėl perspektyvų. Labai pažangi pramonė šaka ir vis dar kuo toliau, tuo labiau tobulėjant. Tai turbūt dėl to. Iš kur sėmėsi motyvacijos atsikelti kiekvieną dieną ir šiuo metu dirbti prie doktorantūros darbo? Turiu siekimybę gauti daktaro laipsnį, tai tas turbūt ir veda link to. Turiu užsibrėžtą tikslą ir tu jo sieki. Kokias knygas mėgsti skaityti laisvalaikiu? Šį fantastinės. Mėgstamiausias tai turbūt Haris Poteris. Skaičiau gal turbūt 5 kartus. Matei visus filmus? Tai turbūt nesuskaičiuočiau kiek kartų. Ar tiesa, kad kalėdos negali būti kalėdos be Hario Poterio filmų maratono? Visiškai. Justina, tu tyrinėjai erkes, ar ne? Ar galėtum pasakyti, kokiam Lietuvos regione ar mieste jos yra paplitusios labiausiai? Iš tikrųjų jų yra visur, neįskirčiau kiekvieno miesto, nes reikia vis tiek tyrimų, bet kiek aš žinau ir kiek aš tyriu, tai yra visur ir daug. Ar tiesa, kad jos piktėja? Galimai, iš tikrųjų, perneša vis daugiau patogenų, tai taip. Koks yra mokslininko portretas 21 amžiui? Geras klausimas. Gal koks mokslininkas labiau, kaip apibūdinčiau, taip mokslininką. Sakyčiau, kad gal mokslininkas yra toksai konkretus asmuo, mėgstantis, kad jisai informacija būtų paremta faktais ir įrodymais. Tai mokslininkai nelabai tiki horoskopais? Nepasakyčiau. Kas tau yra artes liberales? Vien išgirdus, kad artes liberales, tai aš galvoju, kad tobulėti visą gyvenimą, man su to asocijuojasi labiausiai. Ar kaip nors pritaikai artes liberales principus savo mokslinėme darbe ir apskritai savo karjerą? Gal karjeroje, kas labiausiai patiko, kad tu turi visą laiką galimybę rinktis. Tai va tas va labiausiai ir žavi. Ko palinkėtum VDU bendruomeniai šio gražaus jubiliejaus proga? Išlikti atviriems, liberaliems ir visada siekti savo užsibrėžtų tikslų. Ačiū tau. Ačiū Jums.